turėtume suprasti iš esmės tuos pagrindinius duomenis, tai paprastai galima taip paprastai pasižiūrėti, kas registro nuostatose, kas informacinės sistemos nuostatose, kokie, sakykime, kaip daugiau ten aišku, kaip informacijos objektai yra aprašyti. Tai būtų galima suprasti kaip pagrindinius duomenis. Tai pagrindiniai duomenys apie gyventojus, apie automobilius, apie juridinius asmenis. Aišku, tai jeigu iš taip teorijos žiūrint, duomenys gali būti ir aprašomieji, tai pavyzdžiui, klasifikatoriai įvairūs, tai irgi šio projekto yra objektas, o jau transakciniai duomenys nėra kol kas šio projekto objektas, nes pirmiausia, reiškia, yra tikslas susitvarkyti su pagrindiniais duomenimis. Nežinau, tikiuosi, Linui galbūt atsakiau. Ačiū, man tas kaip tik parodė, tai dar aptarsim, labai ačiū. Tai jeigu jau, kaip sakant, 5 minutės, tikiuosi, gal kažkas dar prisijungs, nes partnerių matyt turim daugiau. Gal tada paprašysiu kolegų paleisti rašymą. Yra jau paleistas. Tai dėkoju labai. Tai pirmiausia, ačiū labai, kad susirinkote. Reiškia, gruodžio mėnuo, žinau, kad daugam yra gan įtemptas ir įvairių yra, reiškia, tų taip vadinamų deadline'ų, prisido darbus reikia, tai lygiai taip pat šiame projekte, aišku, intensyvus metas ir pereinam prie sekančių veiklų, tai jums puikiai sekėsi dirbti su, reiškia, DCAT APLT tų metaduomenų pildymu, tai norėjau padėkoti visiems. Dirbot su kolega Aleksandras, ten daugam matyt dar visokių pasiūlymų pateikė, kaip patikslinti. Tie, kas nespėjo, tai aišku, labai laukiam kuo greičiau užbaigti šitą darbą. Mes savo ruoštų, reiškia, atliekam dar duomenų katalogo tobulinimo darbus. Jos planuojam kuo greičiau užbaigti, kad galėtume jau rangovo pagalba perkelti, reiškia, jūsų užpildytas tos duomenys į duomenų katalogą iš duomenų formų. Tai jums kažko papildomai nereikės dirbti. Tai jau, reiškia, turėtumėt šio projekto eigoje pamatyti jau tos duomenys ne tik kažkokiose formose, bet ir duomenų katalogė. Galbūt atsiras dar kažkokių tikslinimų perkelinėjant, gali būti, kad susisieks, jeigu bus atrastos kažkokios dar papildomos nepastebėtos klaidos. Toliau jau pradėjo kai kurios institucijos rengti, reiškia, tuos pagrindinių duomenų sąrašus. Tai aš čia pažymėjau, kaip atlikta, reiškia, dėl to, kad mes šiuo metu kalbėsime ne apie master data sąrašą, o būtent apie sekančias veiklas. Tai yra turbūt jos sudėtingiausios ir imliausios resursams, sakykime. Tai būtent kiekvienai informaciniai sistemai parengti, reiškia, DSA, kurie šaltiniai yra ir yra kataloge, taip pat koncepcinio modelių diagramos ir, reiškia, kiekvienam šaltiniui dar duomenų struktūros aprašas. Tai apie šitos dalykus pakalbės geriausiai išmanantis šitus dalykus mūsų kolega Mantas. O tada po jo pristatymo kviesim, jeigu turit klausimų, užduoti, taip pat, reiškia, šiaip jeigu kils, rašykite į chatą, pasistengsim atsakyti susitikimo metu arba po prezentacijos. Jeigu, nežinau, nespėsime, tada dar turime, įdėsiu nuorodą į duką šio projekto, kur irgi tuos klausimus visus perkelsim.
Kągi, ačiū ir kviečiu kolegą Mantą. Taip, sveiki, ar girdisi? Taip. Tai Martynas supažindino su sutarties nuostatomis ir dar vienas niuansas, kurį reikėtų patikslinti, tai kad tokia KDSA savoka įvesta, tai jinai atitinka DSA koncepcinio modelio pjūvį. Tai iš esmės struktūros aprašas, kuris labiau siejasi su informacinės sistemos nuostatais. Tai labiau gal atitiktų šį punktą. Tai kadangi tų DSA pavadinimų yra įvairių, priklausomai nuo to, kokiam kontekste naudojama, tai dėl to, kad būtų didesnis aiškumas, tai vadinsiu KDSA, tai būtent struktūros aprašas informaciniai sistemai, kuris ir atitinka tos informacinės sistemos nuostatus. Tuo tarpu ŠDSA, jisai jau atitinka ne nuostatus, o konkretų duomenų fizinį šaltinį. Taip, tai trumpai irgi kur mes esame. Tai jau jūs turėtumėt būti pasiruošę pagrindinių duomenų tą pirminį sąrašą ir susigeneravę šaltinio duomenų struktūros aprašą, vadinamą ŠDSA. O šiandien mes aptarsime, kas yra būtent, kaip parengti koncepcinio modelio UML diagramą ir kartu su koncepciniu modeliu, kaip rengti informacinės sistemos tą KDSA arba duomenų struktūros aprašą informaciniai sistemai ir kaip kelti brandos lygį. Jungiant sugeneruotą ŠDSA su parengtu koncepciniu modeliu, tai tas rezultatas yra brandos lygio kelimas. Taip, ir jeigu bus klausimų, tai galite iš karto komentaruose rašyti, pasistengsiu atsakyti. Taip, tai čia toliau į ką žiūrim, tai yra du modeliai sujungti į vieną. Tai vienas Europos elektroninio sąveikumo karkasas. Ir elektroninio sąveikumo karkase yra vadinami du sluoksniai. Vienas semantinio sąveikumo sluoksnis, o kitas yra techninio sąveikumo sluoksnis. O geltonai, melsvai ir žaliai pažymėta, tai čia jau yra kitas karkasas, vadinamas toks TOGAF. TOGAF tai yra angliškai Enterprise Architecture karkasas, kuris būtent įgyvendina verslo arba veiklos architektūros principus. Ir čia yra tokia Archimate žymėjimo, sutartiniai žymėjimai, būtent jie čia ir panaudoti. Tai būtent semantinio sąveikumo sluoksnyje bus naudojama geltona spalva ir tai reiškia, kad su šiais duomenų modeliais ir struktūros aprašais turėtų dirbti veiklos sluoksnis. Veiklos sluoksnis tai reiškia tam tikros veiklos arba srities ekspertai, duomenų architektai arba tos veiklos analitikai. Tai reiškia ne visai techniniai žmonės, tačiau išmanantis duomenų modeliavimo reikalus. Taip, tai čia būtų semantinis sąveikumas ir pildomas KDSA ir UML diagramos. Toliau sekantis dalykas, tai jau būtų techninis sąveikumas. Ir už techninį sąveikumą būtų atsakingi jau visai kitų kompetencijų žmonės. Tai būtent duomenų bazė administratoriai, serverių tinklų administratoriai ir programuotojai. Jau tie, kurie išmano, kaip tie duomenys saugomi duomenų bazėse ar kitur. Tai čia pagrindinis dalykas būtų duomenų šaltinis, tai ką jūs dabar turite ir iš ko jau turite susigeneravę ŠDSA, tačiau tas sugeneruotas ŠDSA nebūtinai atitiks koncepcinį tą modelį, kuris yra aprašytas informacinės sistemos nuostatose ir Europos žodynuose. Tai tada čia ir atsiranda tas kitas žingsnis, tai to duomenų struktūros DSA brandos lygio kelimas.
Tai reiškia, kad jums reikia suvienodinti KDSA ir ŠDSA taip, kad automatiškai sugeneruotas ŠDSA atitiktų tą parengtą informacinės sistemos ir atitinkantį Europos žodynus koncepcinį tą DSA. Tai toks, nežinau, pasiskirstimas ir šiandien daugiausiai kalbėsim būtent apie šią dalį ir šiek tiek paliesim, bet labai mažai ŠDSA dalį, nes ŠDSA priklauso nuo šaltinio. Tai žiūrint, kokį jų šaltinį naudoja, tai šiek tiek pildymas gali būti kitoks. Tai dėl to šiandien paliesim bendrai ŠDSA, bet ne detaliai. Taip, toliau judam prie jau pačio struktūros aprašo pildymo ir UML diagramos koncepcinio modelio rengimo. Tai pirmas atskaitos taškas tai yra informacinės sistemos nuostatai. Tai čia kaip pavyzdį mūsų partnerių pilotinių adresų registro nuostatus esu pateikęs. Ne visus nuostatus, tik tais nedidelę iškarpą. Ir pagal nuostatus turėjo būti parengtas tas pagrindinių duomenų sąrašas. Tai tą pagrindinių duomenų sąrašą pakankamai nesunku konvertuoti į KDSA. Užtenka L stulpelyje užpildyti specifikacijos punktus. Tai pavyzdžiui, tas 4.1 atitinka apskritis, 4.2 atitinka savivaldybės. Na ir atitinkamai 15.1.1 atitinka registro objektų identifikacinį kodą. Tik tiek, kad čia parašyta bendrieji registro objektų duomenys, tai bendrieji, tai reiškia, kad jie tinka tiek apskritims, tiek savivaldybėms. Tai tas kodas 15.1.1 yra naudojamas tiek prie savivaldybių, tiek prie apskričių. O jau specialiai registro objektų duomenys jau yra specialūs ir būdingi tik tai konkrečiam objektui, nors nepaisant, kad specialiai, bet tarkim apskrities vardas ir savivaldybės vardas turi 2 punktus, na, bet jie iš esmės yra semantiškai tas pats dalykas. Tai va, tai toliau sekantis dalykas, kas persikelia į struktūros aprašą, tai būtų pavadinimas to lauko, užrašomas žmonių kalba. Tai va čia kas yra pademonstruota ir tai turėtų būti tiesiog trumpas informatyvus pavadinimas apie tą objektą be aprašymų. Be aprašymų, todėl kad aprašymai rašomi kitame stulpelėje, vadiname description. Ir aprašymuose dar galima naudoti markdown sintakse, paboldinant arba kitu uždedant tam tikrą stilių. Taip, tai trumpai tiek apie to pagrindinio sąrašo ir nuostatų konvertavimą į KDSA arba tą struktūros aprašą. Tačiau čia mes turim tik tais iš esmės sąrašą, bet ne struktūros. Tai reiškia sąrašas be struktūros, o mes turim aprašyti struktūros aprašą, nors struktūros čia kol kas dar nesimato. Tai toliau sekantis dalykas, prie ko perėsim, tai būtent prie duomenų modeliavimo, nežinau, tokių savokų pagrindinių, tam, kad galėtumėm susišnekėti toliau. Tai pirmiausia, reikia suprasti iš viso, kas yra tas duomenų modelis ir kam jo reikia. Tai nežinau, čia su Gemini dirbtinio intelekto pagalba bandėm sukurti vizualizaciją ir nežinau, mano manimu pakankamai gerai atspindėjo, ką norėjau pasakyti. Esmė yra tokia, kad mes turim taip vadinamą objektyvę tiesą. Tai yra realus pasaulis, kuris mes iki galo taip ir nežinom, kaip jis atrodo, todėl kad jisai turi begalinį detalumą, neturi aiškių ribų ir žodžiu, mes negalim jo viso suvokti. Tai kaip mes suvokiam tą pasaulį, tai tarkim, kaip pavyzdys per mūsų biologinį filtrą, tarkim, akis. Tai kaip žinoma, mes matom ne visas tas elektromagnetinės bangas, bet tik tais matomą dalį,
yra žymiai daugiau, ką mes galim pamatuoti prietaisais, bet negalim suvokti mūsų, kaip sakoma, biologinio filtro pagalba. Tai čia būtų šitas jau subjektyvi patirtis. Tai reiškia, kiekvienas žmogus tą realų pasaulį suvokia skirtingai. Ir čia labai svarbus dalykas, kad žmogus automatiškai bando suskirstyti viską į kategorijas. Tai reiškia, žmogus mato tą pasaulį ne begalinių detalumų, koks tas pasaulis iš tikrųjų yra, bet jisai pagal savo ribotas galimybės mato tik tais tam tikras kategorijas, tai reiškia labai susiaurintą pavyzdį, kaip čia parodyta, tas spalvų spektro kelias spalvų grupės. Tai dabar kiekvienas žmogus, kuris mato tą subjektyviai, tai kadangi daug žmonių, kiek žmonių, tiek nuomonių, tai reikia kažkokiu būdu susitarti, kaip mes tą pasaulį apibūdinam. Tai čia įsijungia tas loginis filtras, tai reiškia, žmonės logiškai išmasto, kaip mes susitarėm ir kaip vadinam dalykus, ir tas pasaulio supaprastintas vaizdas tai yra duomenų modelis. Jeigu tiksliai pagal apibrėžimą, tai duomenų modelis yra supaprastintas objektyvios realybės kaip ir brėžinys arba atvaizdas. Tai va, tai čia ir yra pavaizduota, kad susitarėm, kad tarkim yra 3 spalvos, aišku, tų spalvų yra begalinis skaičius, mes negalim jų tiksliai suvokti, bet susitarėm dėl esminių principų, kad yra, tarkim, raudona, žalia ir mėlyna, ir tarp visų žmonių, kurie tas spalvas galbūt mato subjektyviai ir skirtingai, susitarėm taisyklės, jas aprašom, įvardinam, ir tas visas mūsų susitarimas tai yra tas duomenų modelis, ką mes čia ir dabar darysim. Tai va, tai čia reikia, ne veltui aš tą sakau, nes iš patirties, kiek teko kalbėti su žmonėmis, kurie modeliuoja, tai jie labai turi polinkį pasileisti į tą, kaip sakoma, begalinį pasaulio sudėtingumą ir iš karto eina į neviltį. Tai reikia suprasti, kad bent jau paprastas, labai apibendrintas modelis tai yra geriau negu nieko. Tai, žodžiu, nežinau, ar pavyko perteikti, ką aš norėjau perteikti, bet judam toliau. Tai kitas esminis dalykas duomenų modeliavime, ką reikia suprasti, tai yra klasė. Tai kad suprasti tas klases, palyginau Venno aibių diagramas ir UML klasių diagramą. Tai aibė yra tam tikras elementų grupė. Tai va čia, tarkim, matom 2 elementus, kurie priskirti aibei pavadinimu mėlyna, ir kita grupė elementų, kuri priskirta raudona. Tai kaip ir sakau, žmonės mėgsta skirstyti viską į kategorijas, tai va, tarkim, šios 2 spalvos jam asocijuojasi kaip panašios ir jisai suteikė jai pavadinimą būtent mėlyna ir analogiškai su raudona. Tačiau visos spalvos kartu, visi elementai kartu sudėjus, jie priklauso aukštesnio lygio aibei, kurią mes pavadinom spalvos. Tai reiškia, kad mėlyna spalvų grupė priklauso bendrai spalvų aibei ir raudona priklauso irgi dar bendrai. Kartu visos spalvos, žodžiu, priklauso bendrai spalvų grupiai. Tai va šitą dalyką čia yra esminis dalykas ir jeigu šito dalyko iki galo nesupranta, tai tada kuo toliau, tuo blogiau bus susikalbant apie duomenų modeliavimą. Tai va, analogiškai tai, kas atvaizduota aibėmis, tai mūsų UML klasių diagramomis atvaizduojama tokiu būdu. Tai yra toks kvadratėlis su vieta palikta savybėms apibrėžti. Tai yra klasė. Tai kas aibės yra tokios aibės atitinka klases. Ir specialus žymėjimas, tai būtent tokia rodiklė balta, nurodo, kad tiek mėlyna, tiek raudona klasės, jos abi yra spalvos poklasės. Tai reiškia, kad jeigu mes imam spalvų klasę, tai kalbam apie tai, kad į šią klasę įeina visos kitos, tiek mėlynos, tiek raudonos visos. Visi tie elementai arba visi objektai, kaip čia pavaizduota. Ir toliau galim judėti
prie sekančio svarbaus savokos, tai kas yra objektas ir kuo jisai skiriasi nuo klasės. Tai realiam pasaulyje, tarkime, objektas būtų obuolys padėtas ant stalo. Kalbant abstrakčiau apie aibes, tai būtų tam tikra esybė, taip vadinama, kuri priklauso obuolių aibei. Ir kalbant dar didesnė abstrakcija, perinant į UML klasių diagramas, tai čia būtų sutartinis toks žymėjimas, kad jeigu kalbam apie objektą, tai klasė yra su pabraukimu, tai reiškia, kalbam apie klasės obuolys konkretų objektą. Nes kaip matom, mūsų klasė yra 3 obuoliai ir kartu visi tie obuoliai atitinka mūsų klasę obuolys. Bet jeigu kalbam apie vieną konkretų obuolį, tarkim, apie tą obuolį, kuris čia padėtas ant stalo, tai tada mes žymim, kad tai yra su pabraukimu konkretus klasės objektas. Tai va, tai čia irgi svarbus dalykas, kurį reikia atskirti duomenų modeliavime. Kas yra klasė, tai reiškia visi obuoliai. Ir kas yra objektas, tai reiškia vienas konkretus obuolys toj klasėje. Taip, jeigu jau pametėt mane, tai galit rašyti klausimus. Taip, toliau sekantis dalykas, kaip tos klasės atsispindi struktūros apraše. Struktūros apraše klasės, ne tik klasės, tas modelis yra platesnė savoka negu klasės, bet konkrečiai koncepcinėme duomenų struktūros apraše model stulpelyje mes žymim klases. Tai UML diagramoje, kaip ir aptariam, klasės žymimos tokiais kvadratėliais, o struktūros apraše klasės aprašomos model stulpelyje. Tai, ką mes anksčiau turėjom kaip sąrašą savybių kažkokių, tai šiuo atveju mes suteikiam tam tikrą struktūrą tom savybėm ir pasakom, kad konkrečiai apskritis, kuri atitinka 14.1 punktą, priklauso county klasiai. Ir dar vienas niuansas, kad model stulpelyje rašom kodinius pavadinimus. Kodinius pavadinimus reiškia tuos, kurie bus naudojami apsikeičiant duomenimis mašininiu būdu. Ir dėl to, kad užtikrint didesnį saveikumą ir Europos lygmenių, pavadinimai visi užrašomi anglų kalba model stulpelyje ir tai yra ne laisvas žmonių kalba užrašytas tekstas, o sutartinis kodinis pavadinimas, iš kurio formuojamas konkrečios klasės arba konkretaus modelio identifikatorius. Taip. Toliau judant į priekį, dar daugiau struktūros atsiranda ir jau pažymim ne tik, kur yra klasės, bet papildomai pažymim, kur yra savybės. Tai vat matom 5 savybės, iš jų 2 priklauso county klasiai arba apskričių klasiai ir 3 priklauso savivaldybių klasiai, kurio pavadinimas yra municipality. UML diagramose žymėjimas klasių, tai yra savybių žymėjimas yra pridedant savybės elementą į klasės kvadratėlį. Ir čia jau atsiranda, formuojasi didesnė struktūra, kas anksčiau nuostatose ir tam pagrindiniam duomenų sąraše buvo tiesiog sąrašas, o dabar jis jau įgauna tam tikrą struktūrą, suskirstom klases ir savybės. Taip, sekantis dalykas, kas žymima struktūros apraše, tai yra tipas. Struktūros apraše stulpelis vadinasi type. Tai tipas nurodo, kokio pobūdžio savybės reikšmė. Pavyzdžiui, code
ir tipas integer. Abiejų tipų sąrašas yra paveldėtas iš OpenAPI specifikacijos ir būtent pavadinimai sutampa su tais pavadinimais, kurie naudojami OpenAPI specifikacijoje, nes mes vėliau norim užtikrinant saveikumą generuoti tas OpenAPI specifikacijos aprašus, kurie automatiškai sugeneruojami iš struktūros aprašo. Tiesiog struktūros apraše mums reikia pateikti pakankamai informacijos, kad mes galėtumėm tą automatinį generavimą atlikti, kad nereikėtų jums rankiniu būdu rašyti JSON kodo arba YAML kodo, o užtektų tiesiog užpildyti struktūros aprašo lentelę. Taip, tai trumpai tai code savybė, integer tipas. Integer tipas reiškia sveiki skaičiai. Sveiki teigiami skaičiai, nebūtinai teigiami, sveiki tiesiog skaičiai. Tai reiškia, kad pateikiant duomenis, code savybei turi būti pateikiamas būtent skaičius, o ne kažkoks kitas simbolių rinkinys, tarkim, kuriame yra raidės ar panašiai. Ir čia po truputį formuojasi mūsų klasių ta diagrama, kurioje taip pat tipai nurodomi po dvitaškio. Tai čia parašoma savybė, dvitaškis ir savybės tipas. Tai reiškia, kokios rūšies reikšmės mes pateikiame tai savybei. Ir tokiu būdu mes formuojam tokį kaip ir šabloną. Tai reiškia, mūsų informaciniai sistemoje, turint tą UML koncepcinį modelį ir tokį koncepcinį tą duomenų struktūros aprašą, mes formuojam šabloną, kad jeigu yra pateikiami duomenys apie apskritis, tai jos turi atitikti apibrėžtą šabloną. Tai reiškia, griežtai yra susitarta, kad visas apskritis vadinam county, kodus vadinam būtent code simboliu ir apibrėžiam, kokios rūšies duomenys pateikiam, tai kad būtent pateikiam tik tais sveikus skaičius. Ir turint tokį šabloną, mes pasiekiam saveikumą, todėl kad jeigu visi pateikiami duomenys atitinka šitą šabloną, tai reiškia, apsikeitimas duomenimis nekelia jokių problemų, nes visi duomenys atitinka tą patį šabloną ir tada galim nesunkiai kurti visokias paslaugas, turint užtikrinimą, kad visi duomenys naudoja tą patį apibrėžtą šabloną. Tai reiškia, klasės yra kaip duomenų šablonas, kur visi toj klasiai priklausantis objektai turi atitikti tą šabloną. Taip, toliau judam į priekį. Dar vienas svarbi sąvoka, tai yra identifikatorius. Tai ką jau anksčiau esam aptarę, kad klasė tai yra visi obuoliai, vienas objektas tai yra vienas konkretus obuolys, bet klausimas, kaip mums susitarti, kuris tas obuolys, ta prasme, kaip jį pavadinti, žodžiu, tai duomenų valdymo srityje mes neturim jokio kito pasirinkimo, kaip tik kiekvienam objektui, tarkim, kiekvienam objektui suteikti vardą. Nu, arba vardą, arba, kitaip sakant, identifikatorių. Tai va, tai tarkim, tam konkrečiam obuoliui, apie kurį mes anksčiau kalbėjom ir kuris neturėjo jokio vardo, suteikiam identifikatorių C0DB51, tarkim. Ir jau viskas. Mes žinom, kad čia ne bet koks obuolys, o būtent turintis tokį vardą arba identifikatorių. Ir tą identifikatorių mes turim visur naudoti ir tokiu būdu užtikrinam, kad kalbam apie tą patį dalyką. Nes, aišku, mes nenorėtumėm, tarkim, kad gyventojų registre netyčia supainiotų žmonių identifikatorius ir, nežinau, tarkim vietoj manęs panaudotų kokio prezidento identifikatorių. Tai būtų, aišku, nelabai gerai. Tai dėl to čia labai svarbus dalykas, kad kiekvienas objektas turėtų globalų, unikalų identifikatorių, kuris visose sistemose yra vienodas. Tai šitą užtikrinti yra nemažas galvos skausmas, bet mes bandom šitą neskausmingai išspręsti.
Ir UML diagramose tai vėlgi su pabraukimu, kaip ir anksčiau aptarėm, kad tipai nurodomi po dvitaškę, tai va turim objektą C0DB51, po dvitaškę nurodom tipą, tipas yra obuolys. Tai reiškia, kad šitas objektas šitokių identifikatorių priklauso obuolių klasiai. Ir kadangi priklauso obuolių klasiai, tai mes turėtume būti 100% įsitikinę, kad absoliučiai visi tokio tipo arba tokiai klasiai priklausantis objektai atitiks apibrėžtą klasės tą šabloną. Tai reiškia, savybės, jų tipai bus visur vienodi, be jokių išimčių. Tokiu būdu pasieksim saveikumą. Taip, sekantis dalykas yra taip vadinamas pirminis raktas, tą ką ir kalbėjom, tas identifikatorius, tai yra plačiaja prasme, įvairiuose kontekstuose identifikatorius skirtingai vadinamas, bet konkrečiai struktūros apraše galime nurodyti, kad kiekvienam klasės objektui, tarkim, kiekvienai apskričiai, vardas yra suteiktas būtent code savybėje. Ir tą mes nurodom. Įrašom ref stulpelyje, įrašom pavadinimą code, kuris atitinka vieną iš savybių. Ir ta viena iš savybių būtent yra to konkretaus objekto identifikatorius. Taip pat jeigu grįžtumėm atgal prie to obuolio, tai čia jeigu būtų pridėta savybė code, tai jos reikšmė konkrečiu atveju būtų code lygu C0DB51. Tai va, tai čia irgi vienas iš tokių esminių dalykų, kaip ir kalbėjau, kad mes norim užtikrinti, kad absoliučiai visi klasės objektai turėtų kažkokį identifikatorių ir tą identifikatorių mes nurodom ref stulpelyje ir tas ref stulpelis rodo į konkrečią savybę iš mūsų turimų savybių sąrašo. Tai reiškia, kad čia galėčiau vietoj code nurodyti title. Bet aišku, title nėra geras identifikatorius, todėl kad pavadinimai keičiasi, gali būti užrašomi skirtingom formom, todėl geras identifikatorius yra tas, kuris vienareikšmiškai patikimai užtikrina nesikeičiantį pavadinimą. Konkrečiai UML diagramose galimybės nurodyti identifikatorių nėra. Todėl reikėtų jį nurodyti tik tais struktūros apraše. Taip, toliau sekantis svarbus dalykas tai yra asociacija. Tai būtent asociacija tai yra sąsaja tarp dviejų objektų iš skirtingų, arba netgi ir iš tos pačios aibės, arba iš skirtingų klasių. Tai šiuo atveju, tarkim, turime dvi aibės obuoliai, turim 3 obuolius ir baldai, turim 5 baldus. Ir mes norim išreikšti duomenų modelyje tokį dalyką, norim pasakyti vietą, kurioje yra konkretus obuolys. Bet vieta tai reiškia ant kokio baldo. Bet jeigu norėtumėm greitai susirasti obuolį virtuvėje, tai mums nereikėtų galvoti, kur tas obuolys yra, mes galėtumėm pasikelti duomenų bazę, parašyti užklausą ir greitai įvardinę objekto identifikatorių rasti konkretų baldo identifikatorių ir tokiu būdu žinotumėm, kurioje vietoje padėtas obuolys. Na, čia aišku, optimistiškai galvojant. Gal paprašiau nueiti ir susirasti tą obuolį, bet tarkim, iš duomenų modeliavimo perspektyvos kalbant, būtų galimybė tai padaryti. Tai va, tai matom, kad čia yra 2 skirtingos aibės ir jos susietos su ryšiu ir čia mes įvedam naują UML diagramos žymėjimą. Jeigu gerai atsimenat, anksčiau žymėjom taip vadinamą poklasį, kuri klasė kokiam poklasiui priklauso, tai vat būtent toks žymėjimas su pilnaviduriu trikampiu. Tai čia nurodo, kad viena klasė priklauso kitai klasiai, tai reiškia visi mėlynos spalvos elementai priklauso
šitai klasiai ir visi raudonos spalvos objektai priklauso spalvų objektų bendrai aibei. Tai reiškia, klasė spalva apima visus objektus, tiek mėlynus, tiek raudonus. O čia mes jau kalbam apie kitos rūšies rodiklę, tai jinai yra neužpildyta ir ji turi pavadinimą, ta rodiklė. Tai reiškia, kad tas pavadinimas tai yra būtent savybė, tik tai čia yra speciali savybė, kuri nusako ryšį tarp skirtingų klasių. Ir aišku, gali būti ryšys su ta pačia klase, galim ir taip pažymėti. Toks dalykas irgi yra įmanomas. Tai va, tai čia vienas dar iš esminių tokių žymėjimų. Kol kas UML diagramose turim 3 žymėjimus. Tai pačią klasę, klasės priklausimą aukštesniai klasiai ir tada ryšį tarp 2 klasių, tai va čia šita savybė. Ir dabar pasižiūrim, kaip tą išreikšti struktūros apraše. Tai šiuo atveju, tarkim, turime apskričių ir savivaldybių klases. Klasių beje pavadinimai irgi turi būti tie patys kodiniai pavadinimai užrašomi. Ir norim pasakyti, kad savivaldybės apskritis, kuriai priklauso ta savivaldybė, būtent county, tai ir yra ryšys, kuris rodo į mūsų savivaldybės klasę. Tai konkrečiai struktūros apraše reikia mums pakeisti 2 dalykus. Jeigu anksčiau mūsų ryšys buvo pažymėtas, jokio tipo nebuvo sutikta, tiesiog buvo nurodyta, kad tai yra apskritis ir čia apskrities identifikatorius. Tai reiškia, turėjome nurodyti būtent apskrities kodą. Tai čia būtų žemesnio brandos lygio aprašymas. Jeigu norim pasiekti didesnį brandos lygį, tada mums reikia pasakyti, kad tai būtent yra išorinis raktas, kurio tipas vadinasi ref. Ir tada to išorinio rakto modelis arba klasė, tai yra į kurią rodo tas išorinis raktas, tai būtų county. Tai tokiu būdu struktūros apraše mes pasakom, kad visose vietose, kur yra tas county savybė, tai mes žinom, kad tos savybės county reikšmė yra išorinis raktas. O išorinis raktas reiškia, jisai rodo į kitos klasės identifikatorių, tai konkrečiai šiuo atveju rodo į county klasės identifikatorių. Tai reiškia, šitas county atspindi mums pat šitą apibrėžtą atskirą klasę. Ir kadangi išorinis raktas rodo į identifikatorių kitos klasės, tai mes žinom kokios klasės, o klausimas į kokį identifikatorių, mes žinom, kad į šitą identifikatorių. Todėl, kad county identifikatoriai yra būtent šie identifikatoriai. Taip, tai čia yra išoriniai raktai. Irgi labai svarbus dalykas. Taip, sekantis dalykas yra sąsaja su Europos žodynais. Tai vat, jeigu atsimenat, kalbėjom apie sąveikumo sluoksnius, tai vat, mes kūrėm mūsų tą koncepcinį duomenų modelį ir tas koncepcinis duomenų modelis yra paremtas vienos konkrečios informacinės sistemos nuostatais. Tačiau tą pačią rodiklę, jeigu pastebėjot, naudojam kaip ir klasių diagramose, kuri reiškia irgi tą patį dalyką, kad reiškia mūsų kūriamas informacinės sistemos koncepcinis modelis turi atitikti Europos patvirtintą klasių šabloną. Tai reiškia, jeigu jau Europos SEMIC grupė yra patvirtinusi tam tikrą klasę, aprašiusi taip vadinamą tą šabloną, tai mes privalom laikytis tų savybių ir tų pavadinimų, kurie yra apibrėžti būtent Europos lygmeniu, kad užtikrintumėm tą europinio lygio sąveikumą. Taip, tai kad užtikrint tą Europos lygio sąveikumą, tai
struktūros apraše mes naudojam URI stulpelį lenteliai ir tas URI stulpelis reiškia Unique Resource Identifier. Tik šiuo atveju tas URI, jisai irgi yra identifikatorius, bet jisai identifikuoja ne kažkokį tai objektą klasės. Aišku, jis irgi klasės objektą identifikuoja, bet jau jisai identifikuoja duomenų modelio pačio objektą. Nežinau, čia jau toks šiek tiek lendam į meta modeliavimo sritį, tai dėl to kartais tai labai painu, bet, žodžiu, ne tik objektai turi identifikatorius, bet ir pačios klasės ir savybės taip pat turi identifikatorius. Tai va, tai šiuo atveju mes turim klasę county, kuriai mes suteikiam county identifikatorių ir mums dabar reikia susijęti jį su europiniu suteiktų identifikatoriu. Tai mes jį suteikiam admin unit. Tai va, tai čia struktūros aprašas būtent ir leidžia daryti tą susijimą. Ir tas susijimas tai būtent tas galvosūkis, kad mes turim įvertinti mūsų turimą, tarkim, apskričių duomenų aibę ir pasiskaičius aprašymą Europos žodynuose turim įvertinti, ar tai semantiškai tas pats ar ne tas pats. Ir mes šiuo atveju įvertinom, kad čia tas pats. Tai Europos konkrečiai žodynai apibrėžia, kad administracinis vienetas tai yra platesnis dalykas. Tai reiškia didesnė aibė, į kurią įeina tiek apskritis, tiek savivaldybės, jos kartu sudėjus bendrai Europos lygmenį yra vadinama administraciniai vienetai. Ir tada Europos būtent žodyne klasės tas šablonas yra būtent toks ir mes jo turim laikytis. Ir tame šablone yra pasakyta, kad turi būti 3 savybės – kodas, administracinis lygis ir pavadinimas. Laimiai mes turim kodą ir pavadinimą abiejuose, tiek apskrityse, tiek savivaldybėse. Kodas ir pavadinimas yra, tai šią dalį mes šablono atitinkam. Bet problema ta, kad mes neturim to lygmens. Tai va, tai nuostatose nieko nepažymim, nes mes lygmens tokio neturim. Ir čia jau susiduriam su tokia vieta, kad arba mes tiesiog pažymim, kad to lygmens nėra, arba jį kažkaip įrašom. Tai čia vėliau parodysiu, kad galima įrašyti tą administracinį lygmenį. Ir čia dabar turim tokį apsisprendimo kelią. Tai kaip ir sakiau, tas duomenų modeliavimas tai yra skirtingų žmonių nuomonių susitarimas tarpusavėje. Nebūtinai jis turi būti 100% teisingas, bet turi būti bendrų susitarimų priimtas ir patvirtintas. Tai va, tai mes galim dabar patvirtinti europinį modelį taip, kaip yra. Tai reiškia, mes susijęm tas savokas. Tačiau mūsų informacinių sistemų lygmenį mes vis dar turim tas 2 poklasius atskirus. Tačiau galime perdaryti šitą mūsų duomenų modelį taip, kad jisai labiau sutaptų su europiniu. Tai va, tai čia būtent perdarytas variantas. Ir vietoj to, kad mes turėtume 2 klases apskritims ir savivaldybėms, tai mes sukuriam vieną klasę, vadinamą admin unit, kuri apima aibę objektų abiejų tiek apskričių, tiek savivaldybių. Ir čia įtraukiam tą level, tai tas level būtų būtent mūsų anksčiau turėtos klasės arba county, arba municipality pavadinimai. Tai reiškia, level būtų tas mūsų, ką mes anksčiau vadinom poklasiu, perdarytam variante, tas poklasis ir būtų level. Tai reiškia, level būtų arba apskritis, arba savivaldybė. Kaip tą pažymėti, tai šiek tiek vėliau parodysiu. Bet dabar esminis dalykas tas, jo ir dar keičiasi tas broader. Tai reiškia, kad mes anksčiau turėjom, kad mūsų savivaldybė turi savybę apskritis, o dabar mes sakom,
kad mūsų administracinis vienetas turi savybę platesnis, tai reiškia aukštesnio lygmens administracinis vienetas. Tai čia daugiau abstrakcijos įdedama, bet geresnis suderinamumas su Europos žodynais. Tai reiškia, atitikimas yra 1:1. Taip, tai dabar klausimas, kuris modelis yra teisingas, tai jie abu yra teisingi. Tai kaip ir sakiau, tas modelis yra dizaino reikalas, susitarimo ir teisė tą modelį apibrėžti tenka būtent tam organizacijai, kuri valdo konkrečią sritį. Taip, tai dabar klausimas, ką daryti su tuo level, kurį mes išskaidėm. Tai čia jau atsiranda toks naujas dalykas kaip klasifikatoriai. Tai struktūros apraše klasifikatoriai žymimi prie tipo. Tai reiškia savybė level, jeigu jinai yra klasifikatorius, tai žemiau tos savybės mes įtraukiam tokį enum kaip ir dimensiją. Ir ta enum išvardina, kad level savybė gali turėti dvi reikšmės, arba apskritis, arba savivaldybė. Ir dabar Europos žodynuose mes turim taip vadinamus tos klasifikatorių kontroliuojamus žodynus ir būtent yra dvi reikšmės Lietuvos apskritims ir savivaldybėms. Tai tokiu būdu mes jau atitinkam europinį žodyną ir UML diagramose mūsų ta savybė level yra žymima kitos spalvos žymėjimu. Čia buvo tokia rusvos spalvos, tai čia buvo taip vadinami tie pagrindiniai duomenys arba master data, o žalios spalvos jau yra klasifikatoriai. Ir čia prie klasių mes nurodom konkrečias savybės, o prie klasifikatorių reikia pažymėti enumeration, tokį specialų žymėjimą. Ir jeigu tas žymėjimas enumeration yra pažymėtas, tai čia mes išvardinam jau konkrečias galimas reikšmes tame klasifikatoriuje. O tai klasifikatorius tai yra iš esmės kodų sąrašas. Tai reiškia, kad savybė, kuri turi priskirtą tą klasifikatorių, jinai privalo turėti tik tais tokias reikšmes, kurios yra apibrėžtos. Tai šiuo atveju tik tais DAS2 ir nedaugiau. Kodų sąrašas iš esmės. Taip, tai tokiu būdu atsiranda klasifikatoriai. Ir dabar palėtėm šiek tiek tas skirtingas duomenų rūšis. Tai ką čia Martynas jau yra aptaręs. Tai galim galbūt dar pasikartoti, kokios yra duomenų rūšis. Tai pagrindinės mūsų naudojamos rūšis yra klasifikatoriai, tai iš esmės kodų sąrašai kontroliuojami. Tada pagrindiniai duomenys. Tai tie duomenys, kurie taip kaip žmonės, organizacijos ir panašiai, kuriuos mes naudojam modeliuojant duomenys, pagrindiniai mūsų objektai. Ir kad suprast galbūt, kas tai yra master data, tai galim palyginti juos su transactional data. Tai tie transactional data tai būtent nusako pagrindinių duomenų pokyčius. Pavyzdžiui, jeigu buvo įsteigtas administracinis vienetas, nežinau, koks nors Vilnius miesto savivaldybė, tai ta transakcija būtų pavadinimu to įvykio, tai reiškia administracinio vieneto sukūrimo kažkoks dokumentas patvirtinantis, kad buvo sukurtas tas administracinis vienetas. Vėliau, jeigu tas administracinis vienetas keičiasi, tarkim, keičiasi pavadinimas arba ten ribos ar dar kažkas tai tada vis dar išlieka tas pats pagrindinis duomuo, tačiau sukuriama antra transakcija apie keitimą. Tai turim vieną administracinį vienetą ir vieną, dvi ar daugiau transakcijų. Ir tos transakcijos tai yra tiesiog fiksuotas pokytis apie mūsų pagrindinius objektus. Tai pagrindiniai objektai yra besikeičiantis. Tai reiškia, mes duotuoju laiko momentu matom naujausią tų pagrindinių duomenų versiją kaip ir, o transakcijai yra jau nekeičiami. Tai reiškia, jeigu jau
įvyko tas faktas, tai buvo suteikta data, kada buvo įvykęs tas įvykis ir jau nebeturėtų keistis, tai reiškia fiksuojamas faktas. O tuo tarpu tas pasikeitęs objektas pagrindinis, tai jo duomenys pasikeičia ir mes jau duomenų bazėse matom naujausią variantą, o transakcijų duomenyse matom įrašą apie patį pokytį. Ir galiausiai ataskaitiniai duomenys, tai čia būtų tiesiog įvairūs statistiniai duomenys, kurie, tarkim, per visas transakcijas suskaičiuoja, kiek ten buvo pokyčių, arba kiek iš viso objektų ir panašiai. Tai čia tokie duomenys statistiniai, kurie jau ten naudojami šiek tiek kiti duomenų valdymo principai. Taip, tai tokios yra duomenų rūšis ir judam toliau prie jau tokių paskutinių, kaip ir struktūros aprašo elementų ir UML diagramų. Tai yra toks dalykas kaip visibility. Tai va, tai tas visibility nusako, kam tas šablonas yra taikomas, arba kam klasės arba klasių elementai, kam jie yra taikomi kaip šablonas, tai reiškia įpareigojimas. Mes kaip ir matėm, kad jeigu Europos lygmenių yra nuleistas tam tikras šablonas, tai mes turim jo laikytis, bet mums reikia atskirti, kurie dalykai būtent yra tie nuleisti, kurių reikia laikytis, o kurių nereikia laikytis, kurie čia ateina iš Europos, kurie ateina iš informacinės sistemos, o kurie iš vis niekam neprivaloma laikytis jų. Tai tą dalyką nusako visibility stulpelis struktūros apraše ir tas visibility turi, bent jau koncepciniam daly, du pagrindinius dalykus, tai yra public, tai reiškia čia europinis, tai reiškia taikoma ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų. Kažkur ateina iš aukščiau negu Lietuvoje. Ir dar vadinamas toks package. Vaizdas dingo. Man tai nematom skaidrių tavo. Oi, atsiprašau. Ačiū. Ar matosi dabar? Taip. Tai gerai, tęsim toliau. Tai žodžiu, tada package dalykas, tai tie pavadinimai public package, protected ir private ateina iš UML klasifikatoriaus. Tai vat package šiuo atveju mes žymim, jeigu tiems elementams, kurių tas klasių šablonas yra apibrėžtas būtent Lietuvos mastu. Tai reiškia, Lietuvos mastu yra įpareigojimas, kad visi laikytųsi to pačio šablono, tačiau už Lietuvos ribų jau kitos šalis nebūtinai turi laikytis. Tai reiškia, jau integruotis, tarkim, su Latvių arba Estų duomenimis mums nebepavyks, jeigu čia yra pažymėta package. Package reiškia tik tais Lietuvoje galios. O public reiškia, galim tikėtis, kad jau visoje Europoje sąveikumas veiks. Ir konkrečiai UML diagramuose tas matomumas yra žymimas prie savybių prirašant plus arba bangelį. Plus tai yra public, reiškia europiniu lygiu reguliuojamas, o jeigu bangelį, tai reiškia tik Lietuvoje. Taip, toliau sekantis dalykas, tai yra jau informacinė sistema. Na, čia struktūros aprašas yra iš senesnių laikų, jau jo struktūra apibrėžta, tai pavadinimai nesikeičia, bet keitėsi D4 jau 2 naujos versijos išleistos, tai tas struktūros aprašas buvo sukurtas prie pirmos D4 versijos, dabar jau 3 D4 versija. Anksčiau buvo tik vienas datasetas, dabar atsirado duomenų ištekliai ir paslaugos, katalogai ir mūsų D4 PLT informacinės sistemos. Žodžiu, pavadinimas ne visai atitinka, bet kol kas jo nekeitėm dėl atgalinio suderinamumo priežasčių. Tai tas datasetas koncepcinio modelio atveju būtent aprašo informacinę sistemą. Tai reiškia, mes parengiam duomenų modelį ir dabar tą duomenų modelį reikia priskirti, kam jisai priklauso. Tai va, tas duomenų modelis priklauso adresų registrui.
Tai tam adresų registrui mes suteikiam taip pat kodinį pavadinimą ir tas kodinis pavadinimas jau susideda iš tokių dalių, kad šitą dalį iki RC valdo VSSA, tam, kad užtikrinti, kad skirtingos organizacijos laikytųsi vienodo kodinių pavadinimų suteikimo, o jau ta dalis po organizacijos ir toliau, čia jau yra jau organizacijos, taip vadinama, kodinio pavadinimo vardų erdvė. Ir čia jau jie pasiskirsto tos pavadinimus pagal save. Na, aišku, irgi laikantis tam tikrų kodinių pavadinimų apibrėžtų taisyklių. Taip, tai suteikiamas, žodžiu, mūsų parengtam tam modeliui, kai jį baigiam rengti, priskiriam struktūros apraše, kad jisai priklauso tai konkrečiai informaciniai sistemai. Ir suteikiam kodinį pavadinimą, kad galėtume atskirti, kieno čia tas duomenų modelis yra. Ir čia yra labai svarbus dalykas atsiranda, tai yra būtent tas bazinis registras. Tai ta informacinė sistema, kurios modelį mes sukūrėm, tai yra bazinis registras, tiksliau gali būti arba bazinis registras, arba duomenų naudotojas. Žiūrėk, aš gerai suprantu, tai dabar yra šitas... Čia klausimas buvo, ar taip netyčia mikrofonas įsijungė? Matyt, netyčia. Tai tada pratęsim toliau. Tai tarkim, kas yra tas bazinis registras, tai irgi čia labai svarbus dalykas. Tai bazinis registras tai yra kiekvienai institucijai yra suteikta tam tikra veiklos sritis. Tai tarkim, Lietuvoje yra kažkokia institucija, kuriai pavesta valdyti obuolių registravimo ir duomenų valdymo sritį. Tai reiškia, kad to institucijai yra tam tikri ekspertai, kurie labai gerai išmano viską apie obuolius ir jiem pavesta būtent sritį tą obuolių valdyti. Ir jie žino, kiek tų obuolių yra ir jie tuos obuolius registruoja. Tai reiškia, institucija atsakinga už obuolius ir negali egzistuoti joks obuolys, kuris nėra užregistruotas toj institucijai. Tai va ta institucija, kuriai pavesta registracija, tai jinai turi tą, kaip sakoma, mandatą arba įpareigojimą suteikti identifikatorius visiems tos valdomos srities objektams. Tai šiuo atveju institucija atsakinga už obuolių sritį, tai reiškia, negali egzistuoti joks Lietuvoje obuolys, jeigu jisai nėra registruotas toj institucijoje. Ir dabar ta institucija užregistruoja obuolius ir suteikia jiems globalius identifikatorius. Bet ta institucija atsakinga ne tik už obuolių arba tų registro objektų registravimą ir jų identifikatorių globalių suteikimą, bet jinai taip pat atsakinga ir už tos srities duomenų modelio parengimą. Tai va, tai ta institucija, kuri parengė duomenų modelį pagal savo sritį, jinai tampa bazinis registras ir reiškia visos kitos institucijos, kurios irgi nori naudoti tuos obuolius. Tarkim, kita institucija atsakinga už baldus, ir jinai nori irgi užregistruoti, kad tam tikras obuolys yra padėtas ant tam tikro baldo. Tai va, tas baldų jau institucija, jinai atsakinga už baldų sritį, bet naudoja obuolius. Tai reiškia, jinai negali obuolių registruoti, negali jam suteikti globalių pavadinimų ir privalo naudoti tą šabloną duomenų, kurį aprašė bazinis registras. Tai va, tos kitos institucijos, jos yra duomenų naudotojai. Tai reiškia, jos gali suteikti tik lokalius identifikatorius, tai reiškia, lokalus identifikatorius, tai jų duomenų bazėje kažkoks išsaugotas identifikatorius, bet jisai už tos institucijos arba tos informacinės sistemos ribų neturi jokios prasmės, o keičiantis duomenimis privalo būti naudojamas tas globalus bazinio registro išduotas identifikatorius. Tai va, tai čia tokiu būdu mes ir užtikrinam saveikumą, kad tik tais tie baziniai registrai
suteikia identifikatorius, o visi kiti privalo naudoti tuos identifikatorius ir ne tik identifikatorius, bet ir apibrėžtą duomenų modelį kaip šabloną aprašyti duomenims. Dabar kaip tai atsispindi struktūros apraše. Tai struktūros apraše, vėlgi mes žiūrim į nuostatus. Šiuo atveju žiūrim socialinio draudimo sodros draudėjų nuostatus. Ir tuose nuostatose yra dažnai toks skyrius kaip registro sąveika su kitais registrais. Tai registro sąveika su kitais registrais, tai reiškia, kalbam, kad registras kokį ryšį turi su kitais registrais. Tai reiškia, registras aprašo savo sritį, bet jisai tuo pačiu metu elgiasi ir kaip naudotojas su kitais registrais. Tai va, tai šiuo atveju mūsų sodra, žiūrint iš sodros perspektyvos, jinai atsakinga už savo apdraustų registrą ir jinai apibrėžia tai yra va šitą apdraustasis. Tai čia yra būtent sodros to registro objektas ir šito objekto atžvilgiu yra bazinis registras. Tačiau nuostatose apdraustųjų yra parašyta, kad taip pat jisai naudoja, reiškia veikia kaip naudotojas, gyventojų registro duomenis ir adresų registro duomenis. Ir čia mes turim jau kitas informacinės sistemas aprašytas. Viena yra gyventojų registras, kita yra adresų registras. O būtent sodros apdraustųjų registras yra šitų gyventojų ir administracinių vienetų naudotojas. Tai reiškia, kad sodra negali keisti ar kitaip apibrėžti duomenų modelį. Jinai privalo laikytis bazinio registro apibrėžtais duomenų modeliais. Tai reiškia, jeigu jinai nori naudoti adresus, tai va, pavyzdžiui, kaip čia residence arba gyvenamoji vieta, tai jinai turi nurodyti, kad tai yra išorinis raktas ir jau išorinis raktas, jeigu prasideda su pasviru brūkšneliu, reiškia, kad mes jau referuojam į kitą visiškai informacinę sistemą. Ir kadangi visoms informacinėms sistemoms yra sutikti tie kodiniai pavadinimai, tai mes čia nurodom pilną kodinį pavadinimą į kitos informacinės sistemos objektą. Tai reiškia, nurodom kodinį pavadinimą, pasvirasis brūkšnelis ir konkretaus klasės pavadinimą, į kurią rodo. Tai reiškia, kad šitos savybės identifikatoriai yra išduodami adresų registre. Ir konkretus identifikatorius administracinio vieneto yra būtent kodas. Tai šiuo atveju žinom, kad tas residence yra identifikatorius būtent to kodo savybės reikšmė. Tai čia būtų sąsaja būtent, kai turim savybės, bet kartais sąsaja tarp savybių, tai reiškia naudojant tokios rūšies rodiklėlę tarp skirtingų informacinių sistemų. Bet dar turim ir kitos rūšies rodiklėlę, kaip šitą. Tai reiškia, kad mūsų apdraustasis yra vienas iš gyventojų. Tai reiškia, čia turim visų Lietuvos gyventojų aibę, o čia turim poaibį, tai reiškia ne visus gyventojus, bet tik tais tuos, kurie yra apsidraudę socialiniu draudimu. Tai norint šią dalį išreikšti tarp informacinių sistemų, atsiranda jau naujas stulpelis struktūros apraše, kuris vadinasi base. Base reiškia nurodo bazinį registrą. Tai šiuo atveju mūsų modelis stulpelyje model yra apdraustasis ir nurodom aukštesnio lygmens modelį, tai būtent tas base stulpelis. Ir kadangi čia struktūros aprašas padarytas tokiom kaip ir hierarchijom, tai viskas, kas palenda po šituo įrašu, tai visi jie priklauso šitam baziniam registrui. Tai šiuo atveju apdraustasis yra, taip vadinamas, tokios rodiklės požymis į gyventojų registro person.
Tai vėlgi turim gyventojų registras, pasviras brūkšnelis, person. Pilnas kelias suformuotas, gyventojų registras, pasviras brūkšnelis, person. Tai čia nurodom informacinės sistemos identifikatorių arba kodinį pavadinimą, čia nurodom konkrečios tame registre arba to informacinėje sistemoje konkrečios klasės pavadinimą. Ir tokiu būdu mes pasakom, kad apdraustojo identifikatoriai neišduodami sodrai, o apdraustųjų identifikatoriai būtent išduodami gyventojų registre, sodra tik tais pernaudoja gyventojų registro identifikatorius, bet papildo šabloną naujom savybėm. Reiškia papildo, reiškia tos savybės, kurios jau buvo apibrėžtos gyventojų registre, tai jos galioja ir jų negalima keisti, tai reiškia turi būti code, string tipo ir ne kitaip. Tai vat šita savybė išlieka identiškai tokia, kokia apibrėžė gyventojų registras, tačiau niekas nedraudžia sodrai įvesti naujų savybių, tai čia yra vadinamas tas dalykas išplėtimas. Galima išplėsti, bet negalima keisti to, kas yra tam baziniam registre. Taip, tokiu būdu yra bazinis registras. Taip, matau, yra pora klausimų. Martynas patikslino, tai bazinis registras tai yra jo valstybinė informacinė sistema arba registras. Taip, tai aš trumpiau vadinu baziniais registrais, nes labai ilgas pavadinimas, bet atitinka arba valstybinės informacinės sistemas arba registrus. Taip, tada klausia, ar obuoliai turi vieną globalų identifikatorių, ar kiekvienas unikalų. Tai kiekvienas obuolys turi unikalų identifikatorių. Taip, grįžtam trumpam prie obuolių identifikatorių. Tai va, tai turim 3 obuolius. Tai čia konkrečiai identifikatorius priskirtas C0DB51 tik tais šitam obuoliui. Čia būtų kitas identifikatorius, čia būtų irgi kitas identifikatorius. Tai atsakant į Lino klausimą, identifikatoriai priskiriami kiekvienam obuoliui atskirai. Ir klausimas, ar globalus identifikatorius klasiai ar objektui? Abiems. Identifikatorius priskiriamas tiek objektui, tiek klasiai, tik tai skiriasi identifikatorių rūšis. Tai objektams globalus identifikatoriai yra kuriami taip vadinamai UUID formatu. UUID tai yra universalus globalus identifikatorius. Ir jisai atrodo dažniausiai toks simbolių kratinys. Tuo tarpu klasėms ir savybėms suteikimi taip pat identifikatoriai, tik tais jie užrašomi jau kodinių pavadinimų pavidalu, iš kurių galiausiai formuojamas pilnas URI. Tai va, tai identifikatoriai suteikiami tiek klasėm, tiek savybėm, tiek objektam. Tik tais objektams suteikiami tie atsitiktinių simbolių kratinys, o savybėms ir klasėms suteikiami žmonėms įskaitomi pavadinimai, taip vadinami kodiniai pavadinimai. Taip, tai grįžtam atgal. Ir jo, tai dabar tie identifikatoriai, tai kaip ir sakau, va, tarkim, suteiktas person identifikatorius, bet čia iš to identifikatorius galiausiai formuojamas pilnas URI, tai vadinamas unikalus resursų identifikatorius URI formatu. Tai jisai būtų kažkoks data.gov.lt, kurio čia nėra, tada pasviras brūkšnelis kodinis pavadinimas informacinės sistemos, pasviras brūkšnelis modelis. Ir čia būtų visas šitas pilnas URI, tai būtų identifikatorius klasiai ir tas pats savybėms. Tai žodžiu, identifikatorius teikiami visiems, tik tai skirtingo formato yra tie identifikatoriai. Taip, tai kalbant apie URI, tai atsiranda dar viena tokia struktūros apraše dimensija, vadinasi prefix. Tai ta prefix dimensija prašoma prie type ir po informacinės sistemos eilute. Nurodom type stulpelį prefix ir tada prašom prefixų pavadinimus ir susiem tos prefixus
trumpus pavadinimus su jau konkrečiais adresais arba URIs, nežinau, lietuviškai tais adresais matyt galima vadinti. Ir dabar kam to reikia? Tai reikia tam, kad tarkim siejant su Europos savybėm, ir klasėm, kurios taip pat turi savo identifikatorius, tai mes tuos pavadinimus nurodom va čia. Tai reiškia prefiksas, kuris atitinka CV, dvitaškis ir po dvitaškį jau nurodom klasės pavadinimą. Ir tada iš šito trumpesnio pavadinimo mes gautumėm CV dvitaškis pakeitę iš šitą pavadinimą ir pridėję admin unit gautume pilną unikalų identifikatorių URI formatu Europos žodyne. Tuo tarpu vėlgi mūsų identifikatorius, kaip ir minėjau, irgi yra suteiktas klasės pavadinimas, kuris yra jungiamas su informacinės sistemos pavadinimu, o informacinė sistema dar jungiamas turėtų būti su data.gov.lt pavadinimu. Ir iš to mes gausim Lietuvos būtent tą pavadinimą, o čia yra europinis identifikatorius. Ir tas pats galioja ir savybėms. Dabar UML diagramose, jeigu mes referuojam į kažkokius išorinius europinius žodynus, tai šitie identifikatoriai ir prefiksai aprašomi taip UML diagramose. Taip, artėjom prie pabaigos ir liko dar access stulpelis, kuris apibrėžia prieigą pačių duomenų, tai reiškia pačių objektų, ar tos duomenys, kokie tie duomenys yra. Jie gali būti atviri, ribotos prieigos, tik tarp valstybinės sektorius arba iš viso už informacinės sistemos negali būti niekur naudojami. Tai tam dalykui yra access stulpelis nurodytas ir ką jisai sako, kad jeigu kodas administracinio vieneto yra atviras, tai reiškia nereikia jokių sutarčių, nieko, visi gali jį matyti. Jeigu būtų restricted, tai tada jau reikėtų pasirašyti sutartį, reiškia negali gauti tų duomenų. Tai trumpai galbūt tiek, aišku, ir tas pats savybėm galioja. Ir galima, aišku, nurodyti visai klasiai. Tik tais, aišku, jeigu bent viena klasės savybė yra open, tai pati klasė irgi privalo būti open. Tai reiškia, jeigu kažkas bandys gauti duomenys be jokių sutarčių ir čia yra bent vienas open savybė, tai jisai gaus tik tą vieną savybę, o kitų savybių negaus. Jeigu norės gauti kitas savybės ir jos, tarkim, būtų restricted, tai tada turėtų pasirašyti sutartį ir tada gauti ne tik tai, kas atvira, bet gauti tai, kas ir uždara. Ir baigiam su koncepcinio modelio dalimi ir dabar pereinam prie ŠDSA, bet čia apie ŠDSA, kaip ir maniau, ten yra atskiras jau visiškai pasaulis ir jisai jau skirtas techninio sluoksnio žmonėms. Tai klausimas, galbūt kol kas iš koncepcinio modelio kažkas turi klausimų? Tai matau, kad Aleksandr turi klausimą, ar klasifikatoriai enum yra europiniai ar kuriami individualiai, pavyzdžiui, LTU ir LTU SV. Iš kur jos? Taip, tai šitie konkretūs klasifikatoriai yra iš Europos žodyno. Iš kokio žodyno yra ATU type. Tai reiškia, iš kur jie ateina, yra nurodyta čia. Jeigu jau yra užpildytas URI stulpelis, tai reiškia jau čia europinis. Aišku, čia dar būtų visibility nurodyta. Visibility nurodyta, ar čia Europos mastu ar Lietuvos mastu taikomas. Čia dėl taupant vietą ekrane, tai neįtraukia to visibility, bet čia konkrečiai būtų europiniai
iš administration type kontroliuojamas žodynas. Jeigu tai būtų ne europiniai, tai tada URI nebūtų užpildytas. Taip, jeigu daugiau klausimų nėra, tai tada galbūt judam prie paskutinio dalyko. Tai kai mes esam pasirengę tą struktūros aprašą pagal informacinės sistemos nuostatus, tai mes jau esam padarę pusę darbo, gal net ir daugiau negu pusę darbo, ir mes šitą struktūros aprašą jį naudojam kaip šabloną, siejant jį su šaltiniu konkrečiais duomenimis. Ir kaip ir sakiau, jau norint susijęti koncepcinį modelį su šaltinio duomenimis, tai reikia būti to šaltinio, tos duomenų bazės, to SOAP serviso ar JSON serviso ekspertų. Tai čia jau kitos visai žmonių kompetencijos reikalingos. Taip, tai čia tas techninis savykumas užtikrinamas tokiu būdu, kad mes turim tą paruoštą geltoną informacinės sistemos koncepcinio modelio sluoksnį. Iš to sluoksnio mes pernaudojam visus kodinius pavadinimus, visus sąsajas su nuostatais, su europiniais žodynais, visibility, access ir visus dalykus viską pernaudojam, tuos title, description, žodžiu, didžiąją dalį laukų gaunam iš to koncepcinio modelio ir kas lieka duomenų bazė administratoriams, tai tiesiog paimti tą šaltinio sugeneruotą struktūros aprašą ir iš jo perkelti duomenų šaltinio naudojamus pavadinimus. Tai reiškia, reikia įtraukti dar vieną sluoksnį resource. Resource nurodo duomenų šaltinis. Tai čia suteikiam duomenų šaltiniui kodinį pavadinimą ir čia aprašom adresą to šaltinio, tarkim, duomenų bazės kelią ar panašiai. Ir tada prie modelio nurodom, tarkim, SQL duomenų bazės atveju lentelės pavadinimą ir prie code nurodom tos lentelės stulpelio pavadinimą. O visą kitą paliekam taip, kaip yra. Tai čia toks iliustracinis pavyzdys, nepilnas, bet norėjau tiesiog pademonstruoti tą sąveiką. Tai reiškia, turim apibrėžtą europinį šabloną, tada turim informacinės sistemos šabloną, kuri privalo laikytis europinio šablono, tada formuojam loginį duomenų modelį, kuris bus naudojamas apsikeičiant duomenis tarp informacinių sistemų. Tai šitas loginis duomenų modelis turi atitikti informacinės sistemos šabloną. Ir galiausiai pats loginis modelis yra siejamas su fiziniu modeliu. Tai reiškia, kad fizinis modelis, vadinamas tas data mapping, struktūros apraše, tiesiog užrašomas pavadinimas, kaip jisai vadinasi nuostatose, Europos žodynuose, duomenų bazėje ir kaip mes formuojam tą loginius tos pavadinimus, kurie taip pat bus naudojami ir API iš apibrėžto koncepcinio modelio pavadinimų. Taip, tai dar šiek tiek pilnesnis vaizdas, kaip tai atrodytų. Dar įtraukiu čia tokį prepare dalyką. Tai čia mūsų pavyzdys, kaip atliktų kaip turėtų būti atliekamas susiejimas su mūsų adresų registro koncepciniu modeliu. Tai visi pavadinimai iš koncepcinio modelio, tai mūsų žinomas tas admin unit, tačiau turim lentelę apskritis. Tai apskritis reiškia, gaunam ne visus duomenis, o tik tais apskričių duomenis. Tai čia mes formuojam, kad API atžvilgiu tai būtų užklausa, kuri filtruoja duomenis pagal level ir tas level būtų iš mūsų apibrėžto to koncepcinio modelio LTU apps kodas.
Tai čia ir pažymim, kad konvertuojam tą kodą, kurio netgi nėra, tarkim, apskričių nėra, tai jį konvertuotumėm į LTU apps pavadinimą ir tokiu būdu pasiektumėm tą saveikumą. Na, matau, kad jau laikas baigėsi, tai aš čia galbūt labai nesigilinsiu, nes čia prasideda visiškai atskiro lygio techniniai klausimai. Jo atsiranda tada kalbų žymėjimas, atsiranda, kad galbūt kompoziciniai raktai arba nepirminiai raktai naudojami, jo atsiranda reikšmių transformacijos, jeigu tokių yra, ir atsiranda eilė kitų dalykų. Tai vat, bet trumpai, pagal šabloną to koncepcinio informacinės sistemos duomenų struktūros aprašo, mes atrenkam iš sugeneruoto šaltinio to ŠDSA struktūros aprašą ir pritaikom atitikimą. Ir čia tada žymimas dar brandos lygis ir kiti dalykai, bet jau, kaip ir sakiau, čia atskira visiškai tema. Tai matyt kol kas tiek ir ačiū už dėmesį. Jeigu turi dar klausimų kažkokių, tai galim 5 minutės dar atsakyti, o jeigu ne, tai raštu matyti. O gal praktiškai, kaip čia nuo ko reikės pradėti? Daug informacijos, labai ačiū, gražiai pateikėt. O kaip tai praktiškai mums atrodys tada, ar čia labiau į techninę duombazės dalį kreiptis, ar į, kaip čia, tas pagal nuostatus, nuo čia pradėti pildyti? Tai praktiškai, kaip ir sakau, čia yra atskiros veiklos. Tai vienas pagal nuostatus tą koncepcinį modelį tai rengia jau nebūtinai duomenų bazių ekspertai, jau nereikia tokių techninių žinių. Ir pradėti nuo to, kad turint tą pradinių duomenų sąrašą, jį reikėtų perkelti į tą struktūros aprašo pavidalą ir po truputį pildyti. Tai ką aš ir padariau. Tai šitie duomenys, tai jie praktiškai tiesiogiai persikelia. Tai gal reikėtų tos atskirti pavadinimus nuo aprašymo. Kai jau šitas padarytas, tada einam gilin ir tada po truputį priskiriam jau, įvardinam klases, tada įvardinam savybės, suteikiam savybių kodinius pavadinimus. Tik reikia atkreipti dėmesį, tų kodinių pavadinimų svarba yra labai didelė, nes jau paskui kiti duomenų naudotojai prisiriš prie tų pavadinimų ir jų nebus galima ten lengvai keisti. Nurodom tipus, nurodom pirminius raktus, nurodom ryšius, jeigu tokie yra tarp klasių. Tada susijęm su Europos žodynais. Jeigu reikia, transformuojam, kad atitiktų labiau Europos žodynus. Apibrėžiam klasifikatorius, irgi susijęm su Europos klasifikatoriais. Apibrėžiam matomumą, irgi čia iš Europos atėjo, ar čia Lietuvos mastu tik taikoma. Ir taip toliau. Priskiriam informacinę sistemą, suteikiam informacinės sistemos kodinį pavadinimą. Tai iš esmės tos skaidrės ir parodo, nuo ko pradėti ir kur pabaigti. Ir galiausiai taip užpildžius tą visą geltoną dalį, tada jau pereinam prie visiškai kitų veiklų, kurios čia buvo mažai paliestos. Tai būtent jau tas techninis susiejimas su fiziniais duomenų šaltiniais, duomenų bazėm, bet čia jau reikia išmanyti konkretų šaltinį, su kuriuo siejama. Nes jeigu jūs nežinot XML, tarkim, XPath ten kaip veikia, tai aišku ir nepavyks susijęti, čia jau reikia specialisto tos ryties. Ir tada visi gauna jūsų tą paruoštą koncepcinę dalį kaip šabloną ir ją ant tos šablono viršaus jau tada savo tą žalią
dalį pataiso, na, aišku, pataiso ir tą mėlyną, jeigu ten nepilnai pateikiam arba kažkokių transformacijų reikia. Bet čia aš tos dalies, kaip ir sakau, ŠDSA šiandien tik tais apie ją užsiminiau, tai nežinau, galbūt dar bus atskiras organizuotas, jau liečiant tą dalį, bet čia tiesiog neužtenka laiko. Taip, tai matyt, jeigu klausimų nėra, tai matyt galim ir baigti. Jeigu bus dar klausimų, tai kolegos raštu atsakys. Tik skaidrės persiskait. Ačiū labai už pristatymą. Gal įrašas Gerai. bus? Taip, įrašas bus, pasidalinsim, matyt, šiandien, rytoj, kai kelsim į PSSA YouTube kanalą, tai tiek skaidrėmis, man tai ar negalėsime pasidalinti tiek įrašų ir tiek atsižvelgiant į klausimus dėl įrankių ir kitos naudingos informacijos. Tai žinutė tikrai šiandien, rytoj planuojam pasidalinti. Dar pasidalinau Duko nuorodą čiate. Jeigu galėtumėt, išsisaugokit. Tenai visada galima užduoti klausimus ir paieškoti atsakymų klausimus. Tai ačiū labai visiems. Ačiū, geros dienos. Ačiū. Ačiū, viso geriausio. Iki.